Unboxing LT. Štai dar vienas paketas iš AliExpress. Mažiukas paketas, aš manau, kad žinau, kad šito, kad čia mašinai termometras. Tik tai šis paketas labai pavėlavo ir AliExpress jau už šį paketą man grąžino pinigus. Na, aš manau, kad čia. O ne, čia visiškai kas kitka. Čia yra raktų pakabukas automobiliui. Aha. Jisai šviečia tamsoje. Čia, taip išimsim, pažiūrės. Žinot, aš iš karto jį ir patikrinsiu. Realiai atsinešu savo dabar raktus, įkišim ir pasižiūrėsim, ar viskas tinka. Ir savai, aišku, galėsim iš karto ir įvertinti. Čia tipo yra oda, turbūt, kad oda labai. Man iš principo kokybė labai patinka, viskas labai gerai. Tikrai malonus, maloni prekė ir šviesinai naktį, tamsojinai švies. Čia matot, yra padėtis fosforinis toksai. Gerai, einu atsinešu raktus, įdedam ir žiūrim, tada vertinsim iš karto. Na štai, atsinešiau jau ir raktus savo automobilio, matot, jisai toksai jau padrožtas. Jau kaip žinot, mano mašina Škoda Yeti. Tai ir dėkliuką aš užsisakiau būtent Škoda Yeti automobilį. Tai jeigu jūs eisite pas pardavėją, norėsite užsisakyti savo automobilį, tai pasižiūrėkit, kad tai būtų būtent jūsų automobilį. Aš jau čia viską susitvarkiau, susikabinau, pas mane jau viskas sukabinta, galėsiu viską prisekti savo prie diržo, nežinau prie kur aš jį priseksiu, bet aš pasidariau taip, kaip jisai ir turėtų būti, kaip jis turėtų atrodyti. Na, ką dedam raktus ir žiūrim, kaip tai viskas atrodo. Taip, raktus įsidėjo be jokių problemų. Viskas tilpo, taip kaip buvo parašyta, kad tai yra Škoda Yeti raktai, tai Škoda Yeti raktai ir yra. Na štai, odiniai, gražus, dabar odiniai pas mane bus, firminiai. Atsidaro, jokių problemų. Viskas kuo puikiausia. Dar primenu iš tikrųjų, kad tamsoje šitas visas dalykas šviečia. Aš galbūt nufotografuosiu ir įdėsiu nuotraukytės, matyti, kaip tas atrodo. Aš nežinau, gal nefotografuosiu, bet tikrai, iš tikrųjų, šitas visas dalykas tamsoje šviečia. Tai yra, nepamesite raktų, jie bus šviečiantis ir gražus. Tai pasiuvimas tikrai yra puikus, geras, nežinau, ar čia yra tikra oda, ar čia yra odos imitacija. Aš tokių dalykų nelabai skiriu, iš tikrųjų neskiriu, ar tai oda ar ne oda. Aš esu vyras, man tas pats absoliučiai realiai. Man tai svarbu, kad viskas gražiai atrodytų. Šiaip manau, kad jinai įsitampys, atrodys labai gražiai ir raktai tikrai bus žymiai gražiau raktus turėti būtent tokius, nei raktus tokius, kokius jūs matėte, nudroštus, nenuvažinėtus. Na ką, vertinam šitą prekę, šitos prekės vertinimas, na, aš nežinau, matot kainą, matot, kiek jinai keliavo, kaina nėra maža, aš manau, kad čia yra tikra oda už tokią kainą. Tikiuosi, kad kiniečiai neapgavo, čia tikra oda. 5 žvaigždės iš 5 automatiškai šitą prekę pirkti rekomenduoju. Aišku, jūs nusipirkite savo automobiliui tinkantį dėklą. Bet jeigu jūs turite Škoda automobilius arba Volkswagen grupės automobilius, tai šitie tiks, pamatyt, kaip visą tai atrodo. Taigi, 5 žvaigždės, šitą prekę pirkti rekomenduoju.